Sveiki, aš ir vėl su naujienom, vėl su savo bajeriais, vėl ant 2 ratų automobilis. Šiandien esu darbe, treniruojuosi, sakykim, savo aikštelėje, namuose. Tuščia aikštelė, tai smagu. Nu ką, Liepos 5-6 turim renginį Rygoje aviacijos šventė. Tai apie tai dar truputį vėliau. O vakar gavau tokį pasiūlymą pasirodyti su 2 ratų automobiliu tokiam renginį, kad turbūt jeigu atsisakyčiau, tai būtų didžiausia mano klaida iki šio momento karjerai. Tai noriu šiandien pasitreniruoti, pasižiūrėti kaip sekas. Žinoma, kad viskas seksis tik geriau, kuo daugiau treniruočiau, tai šiandien tą ir darau, tą ir pradedu daryti. Tai galit pabandyti paspėlioti, koks tai galėtų būti renginys, nes, manau, automoto fanai tai tikrai žinos vienas didžiausių, manau, renginių, kas vyksta Lietuvoje. Tai kaip ir gavau pasiūlymą į tą renginį, tai kol kas dar nesiplečiu apie jį, nes rankom nesukirtom, pasiūlė, aš taip dar truputį į kelnes pridėjęs. Skutak man pasitikrinti, tai šiandien, gal dar rytoj treniruosios ir noriu pasitikrinti, kaip aš jaučiuosi ir kitą savaitę jau priims sprendimą. Bet manau, kad jis bus teigiamas ir jūs pamatysite tai. Tai ką, varom. Eina savo, koks aš laimingas, jau kiek laiko važiuoju ant 2 ratų ir vis svajoju, kad paimsiu šitą posūkį 90 laipsnių kampu. Ir čia visur, taip ganėtinai per kamerą tai atrodo gal ir platu, bet kai atvažiuoju ant 2 ratų arba čia jeigu stovi koks sunkvežimis, tai tikrai nėra čia platu. Jau tiesiai šiandien pavažinėjau tarp šitų pastatų, čia šis nėra platu, bet čia padariau šitą 9 laipsnių ir ne vieną kartą posūkį. Ir ko pasiekoja, kad aš ant šio posūkio čia esu nugriuvęs ant šono anksčiau. Tam reikėjo šiek tiek papoliruoti šitą šoną, patvarkyti. Tai čia buvau nugriuvęs. Ir visą laiką tada, kai griuvau, tai buvo, čia yra tokia nesimata, čia visur nuožulnu, taip. Ir čia yra duobė, ir ta duobė nėra čia lygų, ir automobilį labai sunku išsilaikyti, o ypač jeigu dar čia šlapia, tai iš vis ragas. O šiandien buvo šitas smėlis, visas čianai. Pabandžiau kelis kartus, nesigauna, vieną kartą irgi čiut nenugriuvau. Ir taip, sakau, einu šluotą, atėjau, nušloviau čia viską į šoną, biškį pravažinėjau, visai kitas sukibimas. Ir net jau nebebaisu, tenai 15 dangų skirtingų ir ten viskas banguoja. Net tai nebeįtakoja, čia dar smėlė yra ir tas jau nebeįtakoja. Po to jau, kai čia pasakį išvažiuoti, wow, šiandien I am happy, labai happy. Pirmą kartą padariau šitos 90 laipsnių kampą, dabar yra ten užsuk dar 90 ir ten yra dar siauriau, tik tiek, kad ten gyvena bala dar. Tai jau atakoju ir tą vietą. Ir čia būtų tikslas apvažiuoti visą ratą teritoriją ant 2 ratų. Ten labai siaura, ten realiai sunkvežimis tik gali pravažiuoti, ten, nežinau, kiek čia, 4 metrai pločiai. Ne ką. Tai aš gal dar kelis kartus pavažiuosiu, bet jau nebefilmuosiu. Tai atsisveikinu su jumis. Šiandien aš bet kokiu atveju laimingas, nes jau padariau to, ko dar nebuvau padaręs. Ir vis artėju prie dar vienos savo svajonės. Tai ne per šventės pasirodymą, o apvažiuoti vieną trasą Lietuvoje ant 2 ratų. Jėga. Ačiū, draugai. Kas žiūrit, ačiū, kas palaikot, ačiū, kas nepalaikot, tas irgi veda į priekį.
Tai viskas labai smagu, geros dienos visiems ir gražių artėjančių joninių.